Ir šiandien mes eisime tiksliau į kitą Altėjos kraštą ir tai vadinasi Leolija. Aš norėjau pasakyti, kad šiandien yra Ugniui mėnesis. Jau daug mėnesių. Pasveikinkit su gimtadieniu. Šiandien ne jo gimtadienis, ten tik mėnesis. Mazda. Aš noriu tos mašinos. Tik tai baltos. Baltos, labai graži balta. Nupirkit kas nors man, prašau. Ačiū. Dora, nelys prie Bobo. Gerai, nelys prie jo, nelys. Prie Bobo. Ate, Bobai. Ate, Bobai. Bobas, geras katinas. Šitam alyvmedžiui yra... Kiek metų kiti? Einu paklausiu mamos. Žinau, 250 metų. Taip. Va, jisai. Jis žiauriai arti, kodėl nufilmavo tenai? Kodėl tenai sėdėjo? Geras, ne? Geras. Mes ieškom kažkokios bažnyčios. Koplytėlės, atsiprašau. O, pavėsis. Pagaliau. Oho. Žiauriai karšta, žinokit. Šitą galiu. Okei. Ne bažnyčia, koplytėlė tai yra. Čia gyvena žmonės. Koplytėlė. Gerai, gal varom atgal. Viso gero. Viso gero. Ai, matai, čia fosilijų paplūdimys yra. 100 000 metų senumo. Čia yra fosilijų, galite pasirinkti, jeigu norit. Gyvūnai. Varom toliau? Varom toliau, Gyti? Lygiai. Ar varom toliau? Varom. Taip. Jo, tai gyvūnai. Žodžiu, žiauriai fainas dalykas nutiko, nes mes prisėdom pavalgyt ir žodžiu, kalbėjom lietuviškai, aišku, ir praėjo moteriškė ir mus užkalbino. Pradžioje mes galvom, kad jinai lietuvė, bet pasirodo, kad jinai gyveno 12 metų Lietuvoj, kalba labai gražia lietuvių kalba ir jinai yra Ispanė. Ir tik ką grįžo prieš kelias savaitės į Ispaniją gyvent toliau. Tai labai faina, labai smagiai. Pralinksmino mus, kad taip lietuviškai užkalbino ir nebijojo ir panašiai. Čia kažkoks medis šakenis, bet tu geriau gal realų medį nufilmuok. Nu tai palauk, pasakyk, kiek metų. Nežinau, kiek metų. 19. 100. Čia man atrodo Daugiau negu 100 metų. Dora. Žodžiu, įvyko nelabai smagus įvykis dėl to, kad mes nuvarėm į paplūdimį
Ir mėtė Gitė su Neriuku šitą akmenis, jūrą, dorai, kad jinai galėtų paplaukti tenai. Ir Gitė netyčia vieną šitą akmenį metė jai tiesiai į nasrus. Žodžiu, ir jinai nusiskėlė pusę savo iltinio danties viršutinio. Tai jo, tai nelabai dabar smagu. Nežinom realiai ką daryti, bet kažkaip viskas bus gerai. Viskas gerai daryti.